nebeišeisim. Labą vakarą. Kas jaučiasi gerai? Kas labai gerai dvi rankas? Iškart vienas jau pakėlė. Super. Tai už tai galite savo paploti, už tai, kad jaučiasi gerai. Kai kas jau gavote tokias užduotėlės, kurias atliksite ir namie, tai kas dar nematė ir to nepatyrė, dabar atėjot vėliau, mes rašėme 100 norų. Kiek pavyko kam parašyti norų? Šiam 9, normaliai, tai visą pusvalandį. Šiam 1. 19. 14, 25. Atsimykit skirtingą laiku atėjote, ne? Kas dar kaip? 25. 20, gerai. Kas darė kitą užduotį, tai susirašinėja savo visus darbus, kurie yra galvoje. Ok, tik vienas pasirinko, geras. Aha. Tu turėt pasirinkimą arba daryti, čia Benas rautai, iš nuotraukos atpažįstam, gerai, labas. Tai arba rašyti norus, ne, arba darbus. Kiek darbų surašyti? Tik 11 darbų. Kiek laiko darai? 5 minutės, tai normaliai. Labas. Prasmukot. Pavyko. Gerai. Tai prigau, kad pirmas 15 minučių tai bus tokia, žinai. Tai prieš pradedant mūsų seminarą, noriu pasidalinti, kas vyko prieš tai. Buvom Vilniuje kelis kartus, Kaune, važiuosim dar į Klaipėdą. Džiaugiamės, kad tikrai atėjo daug žmonių. Ir aš galvoju, ko ateina žmonės. Ko? Šiandien man skambina viena panička ir sako, bus šis seminaras pamačiau. Sakau, ko tu nori? Ko tu nori? Tai šiaip motyvacija, žinai. Sakau, tai šiaip motyvacijos gal ne. Okay? Šiaip motyvacijos ne, nes pagrindinis mūsų tikslas yra koks? Koks mūsų tikslas šio seminaro? Atras save, pažiūrėkit veidrodį, pamatysit, iškart viskas aišku, ne? Gerai, atras savo pašaukimą. Koks dar tikslas? Atras svajonę veiklą. Labai gerai. Yra ir gera žinia, ir bloga žinia. Kad svajonę veiklą galima atrasti mataipa, arba gali būti labai ilgas kelias. Ir sunkus kelias. Ir gali turbūt būti ir taip gyvenime, kad niekada neatrasi. Tai čia bus geriausias pasirinkimas tada, tokiu atveju, jeigu tau jau visiškai niekada nieks nelimpa, vienintelis dalykas, ką daryti, tai nusišypsoti ir džiaugtis. Nes šitoj vietoj daugiau nieko kaip ir nebelieka. Ne? Taip gali būti. Man labai patiko viena daina, kurią aš po to užleisiu. Sako, aš labai daug pažįstu žmonių, kuriem yra 40 metų. Jie visiškai nežino savo veiklos, nežino savo pašaukimų, bet tai tiesiog labai faini žmonės. Tai viskas su to yra ok. Gerai? Tai arba kažkam bus spragt, kai kam bus didesnis spyris, kai kam bus labai didelis spyris. Tikiuosi, kad suprasit, kad čia nėra Matricos filmas ir tablečių mes mėlynų ir raudonų nedalinam. Gerai? Ta prasme, šūdas, ne? Pinigų grąžinimo garantija. Nes aš noriu iš karto tiesiog po praeitų žmonių lūkesčių, ne, kad per 3,5 valandas galima visiškai pakeisti savo gyvenimą. Tai Donatas toks optimistas. Jo, viskas čia pasikeis. Aš irgi esu optimistas, bet šitoj vietoj aš noriu tiesiog įnešti ir tos realybės, kad tablečių čia nedalinam. Gerai? Vienintelis dalykas, ką jūs galite padaryti, tai patys daryti spaudimus, pritupimus, už jūs niekas nepadarys. Taip? Jūs turite daryti, jūs turite aiškiai labai suprasti ir turbūt kas labai aiškiai suprato, kad tik tai pats gali viską padaryti. Prie tavęs gali būti coacheris, prie tavęs gali būti treneris, prie tavęs gali būti mokytojas, prie tavęs gali būti geros audio knygos, video, seminarai, bet vis tiek turėsi padaryti tai pats. Kas yra susijęs su asmeniniu augimu, turėsi padaryti tai pats. Girdėjau apie mokymus Amerikoje, kur kažkokias, atrodo, teta, beta ar alfa bangas aktyvuoja, tebūnė, sumokė $50,000 ir ten visą naktį guli su prijungtais tokiais aparatais ir ten kažką aktyvuoja. Ne? Tai jeigu turite tiek pinigų, galite nuvažiuoti, aktyvuos, gal kažkas atsitiks. Ne? Tai šitoj vietai šiek tiek pigesnė investicija ir aktyvuosi tai, ką patys aktyvuosi. Gerai? Tai mūsų tema labai aiški, turėk savo svajonių pašaukimą, turėk savo svajonių veiklą ir aš labai tikiuosi, kad aš, Donatas, Povilas Petrauskas, kuris jau yra čia, Ignas Bakėjus, šiek tiek padarys to stumio. Toliau, kuo šitas seminaras yra kitoks, mes Donatu kalbėsime daug mažiau, nes turime 2 svečius. Tie svečiai galėtų kalbėti už mus daugiau ir ilgiau. Tiesiog jie turi labai daug informacijos, jie galėtų daug ilgiau kalbėti, bet mes leisime jiems tiesiog trumpą laiką, kad visai neišmuštų savo vėžių.
Toliau, kodėl šitas seminaro dalis yra pirma dalis? Pavadinkim tai, nes po jos yra antra dalis, tai jūsų gyvenimas. Okay? Tai yra mažiukas, spyris, postumis ir tiesiog turite tai daryti patys po to. Neturim dar antros dalies, pagal kas neturim. Donatas greitų metu ir mūsų kiti lektoriai sukurs ir tą didįjį seminarą, kuriame galima eiti giliau. Tačiau aš manau, kad geriausias yra dalykas tai jūsų gyvenimas. Ne? Tai būkit pasiruošę. Jeigu jaučiatės kritiškai, mes kažkuo nepatinkam, tebūnie. Jeigu jaučiat, kad visa informacija yra bloga, kurią mes sakom, tebūnie. Jeigu jaučiat, kad kažkas jums rezonuoja, tą informaciją paimkite, gerai? Ką mes siūlom daryti? Galite labai priešintis, arba galite išbandyti. Jeigu tai neprieštarauja jūsų vertybėm, gerai, jūsų įsitikinimam, bet nieko tokio baisaus nebus, tiesiog išbandykite. Geriausias dalykas, kas reikia gyvenime, tai yra tiesiog pabandyti pačiam padaryti. Ne? Tada patiri, supranti. Tai mūsų tikslas yra tiesiog perduoti, ką mes norim pasakyti, ko mes tikim, o jūs pagal savo filtrus, pagal savo įstikinimus, pagal savo žinojimą, priimkite tai, kiek galite geriausiai. Gerai? Dar kartuoju, blue pill, red pill nėra. Gerai? Yra mineralinė. Tai šitoj vietai tiesiog būkite atsargus. Gerai? Einam toliau. Aš galvoju apie šitą frazę, kad jeigu surasi savo mėgimą darbą, tai bus nerealiai. Kam teko per gyvenimą jau atrasti savo mėgimą veiklą ir darbą? Turėti kažkuriam laikui. Oi, tokia tikslinė auditorija, geras. Ta prasme, visiškai tikslinė auditorija. Mėgimas su svajonėm, tai jau kaip pavadinsi pagal tavo žodyną. Jeigu taip žiūrint, tada teko. Jau kalbant, tai garsiau kalbėkim, gerai? Jo, tai jeigu taip žiūrėt, kad mėgiamas darbas buvo, yra, išsisėmė. Išsisėmė. Yeah. Aš jam padariau testą, kol buvau lauke, kol vaikščiau su vaiku, paskambinau 4 žmonėm. Aš galvojau, kad jie atrado savo pašaukimą. Taip? Paskambinau vienam žmogus, ką veikia, dabar esu Barcelonoje, čia taip toliau, rytoj būsiu Šveicarijoje, sakau, ar tu atradai save? Sako, žinok, nenoriu šitaip gyventi. Nenoriu, okay? Pinigai geri, per daug aktyvu. Verslas, tarptautinis verslas, nenori. Sakau, tai vadybininką pasiimk 1,5 sumokėsi eurų, žinai, jis dirbtų, gal ir mintis, okay. Tada gal darbas ir patiks. Ne? Tai reiškia, žmogui yra apie 40 metų, jisai sako, nelabai. Kaip ir viskas bet ne tai. Ne? Yra, aišku, hobių, kurie jį realizuoja. Paskambinu kitam žmogui, kuris labai tikrai ir žinomas Lietuvoje. Sakau, kaip tu jautiesi, kaip tau sekasi, mes pakalbėjome, tai gal 22 minutės. Sako, blemba, neturiu savo gyvenimo pašaukimo. Nežinau, realiai iki galo nerealizuoju savęs. Kokia yra maža problema? Donatas apie tai kalbės. Sako, pinigai per maži. Supranti? Kaip ir viskas gerai, kaip ir faina, galvojau, kad viskas gerai, realizuoju save, ten mečiau tos darbus, kurie, normalūs tipo, ne? Pradėjau daryti savo verslą, 7 metus daro savo verslą ir, sako, supratau vieną klaidą, neėmiau už tų pinigų. Viską kišau į verslą ir tik tai prieš metus pradėjau galvoti, kad reikia vis dėlto ir savo asmenis pinigus tvarkyti ir dabar labai daug turi problemų dėl to. Ne? Tai problem. Kalbėjau šiandien gyvam susitikime, valgiau salotas su viena moterim, kuri yra buhalterė. Gal čia yra buhalterių? Ok, super. Ir jinai pradėjo organizuoti vestuves. Jinai tapo vestuvių planuotoja. Buhalterė, vestuvių planuotoja. Sakau, kaip tai vyko? Sakau, atradai save? Taip, atradau save. Sako, šią akimirką man tai patinka. Aš pats 2 vestuvės, galiu pasakyti, yra tikrai nepaprastas darbas. Kaip ir ok, bet tai nėra paprasta. Tai nėra paprasta. Lygiai taip pat, kaip jūs esate čia, yra daug naujų svečių, kurie jūs esate čia motyvuoti, būna ir nemotyvuoti. Tiesiog ateina, nes pakvietė, ne? Tai jinai lygiai taip pat daro, neorganizuoja, daug streso ir taip toliau. Tai sakau, kas atsitiko, kad tu atradai savo darbą? Jinai sako, susirgau, smarkiai, gavau labai sunkią ligą, visą mėnesį gulėjau ir sako, tai buvo didžiausias privalumas, nes aš visą mėnesį gulėjau lovai su kompu ir su savim ir nebegalėjau normaliai dirbti. Išmušė visiškai mane iš kasdienybės, iš realybės
Ir aš susirašiau savo visus talentus, visas savo teigiamas savybės ir radau. Noriu organizuoti ir jai sekas. Kas įdomiausia, kad jai sekas. Jai iš tikrųjų sekas, bet vėlgi, kokia kaina to? Jis dirba 5 dienas ir po to dar tuo pačiu vakare organizuoja ir dar šeštadienį dirba, kartais ir sekmadienį. Ne? Yra tam tikra kaina. Vėlgi, na chaliavų nieko nebūna šiuo atveju, ne? Tai jeigu nori savo veiklą surasti, tai reikia biškai pasistengti. Tai jinai šią akimirką galvoja, kad atrado. Eisim toliau. Žiūrim, ką aš čia toliau turiu. Šiandien pagaminta skaidrė, tai žinot. Ne viską atsimenu. Gerai. Netilpa, ne? O turbūt kažkas paėmė ir nusuko, kas toks aukštas. Šoną, ne? Gerai. Dabar ką mes padarome? Pasiėmiau savo tos užrašus, kurias turime ir užsirašome mano didysis gyvenimo tikslas arba ne mano tavo, mano didysis gyvenimo tikslas arba mano pašaukimas arba mano didžioji gyvenimo misija. Kaip jums rezonuoja? Mano didysis gyvenimo tikslas. Ne? Mano misija. Mano, kaip jis sako, pašaukimas. Ne? Ir užrašom atsakymą. Okay? Negalvojam. Tiesiog užrašom atsakymą. Mano didysis gyvenimo tikslas, brūkšnelis tai. Gerai? Rizikuojam? Nieko nekainuos. Nieko nekainuos. Čia yra tam kompė. Tam viskas reguliuojas. Okay? Man atrodo, tiesiog kažkas projektorių pukštelio aukštai. Jeigu būtų, tai čia šviestų. Ne, tiesiog taip, ne? Okay. Gerai, rašom tiesiog, mano didysis gyvenimo tikslas yra tai. Ir atsakymus užrašytis. Aš be jokių kol kas užuominų, tiesiog tai, kas jums yra galvoje, gerai, tai rašom. Gerai, kad turim kompiuteristą kažkokį čia gavą. Arba ne. Gal pagadins reikalą, bet skaidrės nesmė. Gerai. Kas parašyti, pakelkit galvas? Gerai. Kam pavyko užrašyti kažkokią atsakymą? Hebrytė, normaliai. Galiu pasakyti anksčiau, tai būdavo taip, kad tik tai keli kažką parašo, o visi kiti jokio atsakymo neturi. Jokio. Tai gerai. Jeigu kas norit, galėtumėt pasidalinti savo mintimis. Koks yra jūsų didysis gyvenimo tikslas? Gerai? Hello. Užeik, bet kur ten. Taip, prašau. Padėti kitiems. Gerai. Ačiū. Ačiū. Gerai. Kieno dar yra padėti kitiem? Gerai. Jis nelabai konkretus, bet jau į temą. Jo, gerai. Kas dar? Gerai, apkeliauti visą pasaulį. Gerai. Įdomus tikslas, taip. Infinite being, žodžio. Gerai, kas dar? Būti laimingai. Būti laimingai. Gerai. Gerai, kas dar? Tavrasme, jis geras. Skambėjo, žinai, tavrasme, jo, jis toksai, bet dorai žmonėmis atrodo, kad gali būti ir nedari, žinai. Kas dar? Tiesiog gyvent. Na, gerai, kas dar? Mėgautis tiesiog to, ką darai. Dabar tai darai? Ne. Ok. O kodėl nesimėgauji tiesiog, ką darai? Kažką trūksta, ne? Aš klausiu savo vieną draugą, sakau, klausyk, Karoli, jeigu tu dabar numirtum, ne? O dabar tai atjungtų. Sakau, ar čia būtų normaliai ar ne? Toj būsime numirti. Ne. Sakau, tai ko tau trūksta, kad normaliai būtų, toj būsime numirti, žinai? Dabar esmė, dar ne viską padariau, žinai, dar ne taip jaučiuosi. Sakau, tai ko tu dar trūksta? Ne? O ko trūksta? Kad jausi dabar gerai. Gerai. Ir tu dar norėjai pasakyti kažką? Turėti savo mėgiamą veiklą. Turėti savo mėgiamą veiklą, gerai. Turėti savo mėgiamą veiklą. Geras tikslas. Žiūrėk, čia biškai iškyla toks dalykas, tu gali kažko norėti. Taip. Bet tuo pačiu gali būti ir noras tiesiog sugebėti pasitenkinti tuo, ką turi. Sugebėti mėgautis. Prie to prieisim, jo, okei. Tai kartais tampa. Gerai. Aš labai kankinausi ilgą laiką. Dirbdamas savo nemėgiamą darbą, neįsiplėsiu, net to susirinkom. Ir lygiai taip pat man iškilo problema. Aš nežinau, ko aš noriu. Aš jaučiu, kad man gyvenimas
nu kaip ir prasmės neturi. Nu, toks atrodo, gyvenu, lyg tai gerai, draugų turiu, ten ir žmona būsim ir taip toliau, dirbu, sveikas, bet, žinot, nu neveža, ne? Aš žinau, kam buvo tas jausmas, bet neveža. Ir aš išgirdau, kad reikia įsigryninti savo didįjį gyvenimo tikslą. Kaip ir jums dabar sakau, ir aš taip užrašiau, tas didysis gyvenimo tikslas ir atsakymas tiesiog liete nesilėjo. Ta prasme, kai kas jūs jau parašėt, bet aš visiškai nieko neparašiau. Ir taip vieną dieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą ir vis vartau, nes tai buvo mano tikslų sąsinis. Aš žinau, kad reikia turėti tikslus. Gal kas nors turi tikslų? Ok, turite susirašę? Ok, nice, nemažai, čia jau daug. Tai, bet aš galvoju, tie mano tikslai, tie mano norai neturi visiškai prasmės, jeigu, nu, nėra čia prasmės, žinai, to visos esmės, žinai. Nu, man nevežė visiškai. Ir aš nuolat žiūrėdavau tuos tikslus, savo sąsinį, ir pirmas lapas buvo didysis tikslas, ir ten tušia, žinai. Ir aš vis galvodavau, koks mano didysis gyvenimo tikslas. Tiesiog aš galvodavau, aš savęs klausdavau. Ir kažkurią akimirką aš užrašiau. Ir kas buvo juokingiausia, aš parašiau. Prieš gal 5 metus, man atrodo, gal daugiau. Jo, 11 metais. Aš padedu žmonėm atrasti save. Pats tobulėdamas ir augdamas. Tuo metu aš visiškai negalvojau, kad aš vesiu šitą seminarą. Tiesiog. Ir kai aš tai padariau, automatiškai mano veikla, nu, patikėkit, tiesiog labai greitai dingo. Aš pradėjau veikti tai, kas man patinka. Viskas buvo susiję tik su tobulėjimu. Visi žmonės buvo tik tai tobulėjantis, užsiimantis saviugdą. Tai buvo kitas variantas, tai buvo testiniai mokymai.lt arba davinčisistema.lt. Mes sukūrėme ten su Tomu Kolinsku tą projektą, jis iki šiol ten yra, aš paskui išėjau. Ir viskas tiesiog pasikeitė. Nu, fuksas, na, žodžiu. Daug tokių fuksų būna, žinai, nu, tipo, parašiai čia, na, bet aš tos fuksus seku, kadangi aš turiu savo sąsinį, kuriame rašau savo norus. Tai labas, ponas Ignai Bakėl. Jūs kukliau pabūkit kokį pusvalandį, gerai? Nenurunkit mūsų. Gerai, tai su šito klausimu tiesiog reikia būti. Gerai? Tai nėra taip paprasta. Mano žmona 8 metus klausė, ko noriu. Ir pagaliau yra tam atradime. Pagaliau. Tai tas yra labai gerai. Okay? Einam toliau. Turiu nuostabų pavyzdį. Šiandien paskambinau dar vienai merginai ir jaučiu kažkas gims didelio iš to. Aš sakau, Irma, sakau, kaip tu gyveni, ar atradai save? Sako, nerealiai, super gyvenu, nu nerealiai. Ką jinai padarė? Jinai prieš metus maždaug atgal metė savo darbą. Dabar taip, neklauso mane, Zanato, Igno, ten Povilo, nemetam darbų dabar, gerai? Prasme, viskas tokiai. Bet jinai lygiai taip pat buvo vadybininkė, pardavimų vadovė, turėjo ten žmonės, taip pasavimo atlyginimas normaliai, ten mergina, ten, nu, vieniša iš tikrųjų skirus, bet vienas išlaikė puikiausiai. Ir jinai prieš metus priėmė sprendimą, kuris buvo labai sunkus. Jinai metė savo darbą. Tavas realiai metė, turėjo šiek tiek santaupų, bet totaliai. Ten visi ten verkia, žinai, ten tie vyrukai, kurie pardavinėja, nu kaip, tu čia mus paliks, ką mes darysim toliau, žinai. Jinai metė. Sakau, kas buvo tas sprendimas ir kas tau padėjo atrasti savo gyvenimo pašaukimą? Minuliomoteris.lt ir taip toliau ten. Sako, aš neklausiau nieko, ką man sakė kiti žmonės. Nes visi sakė, tu durna. Nu realiai, tau reikia už nuomą mokėti, tau reikia viską išlaikyti. Sako, tu visai, viskas tau gerai. Bet jinai, ką padarė? Jinai, kai metė darbą, jinai liko pasirinkimo visiškai, jinai mokėjo siūti, jinai labai pradėjo daug siūti. Jinai pradėjo dekoruoti šventes, vestuvės ir kas kiščiausia, užsakymų turi ir turėjo. Ir puikiai išlaikė iki dabar. Kitas momentas, jinai pradėjo siūti sijonus, tie, kurie jai patinka, ir siūlo moteriams sijonus. Ir tai puikiai sekasi. Sako, aš kaifuoju nuo to, kad neklausiau kitų. Drąsos reikėjo? Reikėjo. Puikus pavyzdys, užsiminėja to, kas patinka, taip. Ne, metė. Metė ir tada pradėjo normaliai. Mokėjo. Taip, mokėjo, daug proto reikia atsakymą, ne? Ir kol kas paskutinį žmogų, kurį pristatysiu, tai yra Žilvinas Butkevičius, mcapital.lt, žilvinasbutkevičius.lt. Tai žmogus, kuris man dėl ko yra pavyzdys. Jisai savo istoriją pasako taip. Būdamas ten jaunas, buvau barmenas, taip toliau. Ir kažkada sugalvojau, kad reikia daryti verslą.
Ir jisai kilo to verslu, po to krizė ir taip toliau, ten žodžiu įstatymų pakeitimai, jisai smarkiai krito. Daug kartų smarkiai krito, jam buvo labai sunku. Tačiau šiandien šią akimirką, ką jisai bent jau sako, šiandien yra jo gimtadienis. Šiandien skambinau irgi, daug nevažiavau skambinau jo. Tai ką jisai sako? Aš gyvenu geriausią gyvenimą, kokį gyvenau. Turtingiausia finansiškai, draugų atžvilgių, sveikatos atžvilgių, apskritai hobių, galimybės turėti laisvo laiko ir visko. Tai yra jo darbas. Jo yra darbas pasakoti šitą istoriją iš tikrųjų. Tai yra tiesa, dėl to pas jį ateina dar daugiau pinigų, bet jam tai puikiai sekasi iš tiesų. Jisai išsiminėja tuo sportu, ten važinėja motociklais, ten hobių prisigalvoja ir taip toliau, veda seminarus, įkvėpia žmonės. Jo tikslas irgi didelis kaip Povilo, irgi, man atrodo, buvo parašyta įkvėpti 100 000 žmonių ir daugiau. Man atrodo, ten buvo gal net milijonas. Tai klausiu, Žilinai, ką daryti, kad atrastum savo tikslą? Sako, visada tobulėk. Kas yra tobulėk arba auk? Tai reiškia, niekada nepamiršk, kad tu gali sustoti. Kalba apie saviugdą, asmeninę saviugdą. Visada nuolatinis augimas. Toliau, išdrįsk turėti savo veiklą. Čia tas sunkiausias sprendimas. Nuspręs, kad tu iš tiesų gali turėti savo mėgiamą veiklą. Kad realiai tu ją gali turėti ir tu pasiryžti tai daryti. Povilas šiandien dar gerai papasakos apie tuos nesėkmingus, man atrodo, atvejus, kai ten būna, ne? Šiek tiek. Ne? Ir svajok plačiai, ką jis turėjo minėti. Sako, tegul būna tavo svajonė ir vizija didesnė už tave patį. Tiesiog, sako, tu turi turėti didelę viziją, kaip, pavyzdžiui, 100 000 žmonių įkvėpti, ten 1 milijoną žmonių įkvėpti, Igno Bakėjaus, ar kitko irgi lygiai ta pati, man atrodo, misija, ne, iš tos pusės yra įkvėpti žmonių, gerai, savo papasakosi, gerai. Tai tiesiog, tai yra labai svarbu. Mąstyk plačiai ir pagalvokit, ar jis turi tą viziją, nusipiešti savo. Ir sakau, o tai ką daryti, Hebrai, kad jie atrastų save? Sako, vienintelis klausimas iš tų 52, kurie ten buvo paskelbti mūsų tinklalapį. Tai sako, o kada tu pamiršai visiškai laiko nuovoką? Kada? Ką tu darai tokio, kai pamiršai, kad laikas egzistuoja? Vienintelis klausimas. Tai jūs ar galėtumėte savo tiesiog atsakyti ir jeigu yra atsakymas užrašyti, kada jūs pamiršote tą laiko nuovoką? Nekalbu apie... Ne? Bet... dabar esmė, kada jūs pamiršot laiko nuovoką? Ne? Visiškai. Tai jeigu yra atsakymas, užsirašykit savo, tai yra labai svarbu. Tai gali būti vienas iš raktų, gal tai yra ta pusė, ta vieta, apie kurią reikėtų galvoti. Re? Tai gali būti bet kas, gali būti net bendravimas. Piešimas, prie kompo buvimas, sužaidimas, bet irgi galima užsidirbti. Galima save realizuoti visur. Re? Jeigu yra veikla, kurią įsitraukia pamiršti laiką, bet tau tai sunkiai sekasi. Ir tiesiog tai daug laiko reikalauja. Ir vėl pamiršti laiką. Ką aš tai galiu pasakyti? Yra du pasirinkimai. Daužyti galvą į sieną arba eiti lengvų keliu. Nu, ta prasme, realiai. Aš pasirinku tą lengvesnį kelią. Nu, aš anksčiau galvojau, kad reikia va taip varyti ir daužyti galvą ir visus ten iš šonus. Man šis nepatiko kelias. Aš manau, kad viskas turi būti kaip vanduo, žinai, jeigu dabar išpilčius, netikėtų ten, kuriam reikia, ne? Tai jeigu, man atrodo, tu esi savo kely, tai visi tau padeda. Totaliai, visos situacijos vyksta, žmonės skambina neaišku iš kur ir kaip. Ta prasme, visi tau padeda. Ir tau sekos tai lengvai. Ar tu pasieksi siekdama sunkiai? Taip. Ok. Aš noriu rašyti. Rašyk. Mane visi, bent jau akademiniai bendruomeniai, visiškai tengia. Sako, turėjo mokti rašyti muziką. Man labai, man kuo toliau, to sunkiau rašyti. Dvasinė mokytoja pasakyti tokią karmą tavo, žinai. Nesiseka. Tik tu gali tai pasakyti. Aš nežinau. Niekas nežino. Vienas yra klausimas dar toks. Įsivaizduoju, kad galėtum leisti prašvaistyti 3 metus. Veiklom išbandyti, kurių tu dabar neišdrįsai išbandyti. Nu tai ar tai darytum ar ne? Vis tiek laikas praeis. Ne? Tai šitų vietų niekas neturi atsakymą, ar tau bandyti, nebandyti. Tas mano bičiulis, kuris galvojo, kad realizavo save, ne, ten 12 metų. Tai jisai šiandien nežino, ko jis nori ir nebežino nieko. Tai kad aš šiandien žinau, gali būti, kad ir to aš nebežinos. Ir to vietoje reikia būti labai su savim sąžininkai. Gerai? Tuoj Donatas, man atrodo, išeis į sceną. Okay. Eisim toliau. Gerai. Taigi, užkilus noras kartais labai žiauriai baudžiama. Gerai? Tai šitoj vietoje labai svarbu žinoti, ko tu nori. Nu, labai svarbu. Nuo paprasčiausios smulkmenų iki to didžiojo tikslo. Tiesiog nuolat savęs klaus, ko aš iš tikrųjų noriu
ko aš iš tikrųjų noriu, tai ar galėtumėte jūs savo atsakyti dabar? Ko jūs iš tikrųjų norite iš to gyvenimo? Dar kartą papildomas klausimas jums ir užrašykite savo atsakymą. Ko aš jūs iš tikrųjų noriu? Nu, kas čia man taip nerealiai svarbu? Gerai? Ko aš iš tikrųjų noriu? Nesėkminga, norai pildosi. Ir labai.